Sveiki gyvi. Prasimuša mano šefs. Seniau volvikės visokios būdavo. Dabar iš kontoros, kas jau turi darbinės mašinas, pasiėmė mersiukai pas visus E-klasės. Visai nieko atrodo. Ką jūs? Aš sakiau lapso, nesakiau. Na, jeigu, kaip sakant, nesakiau, tai pasakys dasykį. Gi gražus žodis, labdien. Pradedu darbelį, antras reisiuks, pradedu filmuoti iškart, ne ant rytojaus, bet iškart. Galvoju, da kelis kadrų šviesoj padaryti, nes ir po 3:10, tai kol davažiuosiu į Helsingborgą jau bus tams. Reisai nesikeit po kulkas, viskas tas pats, tik šiandien vėlyvesnis išsikrovims. Turiu ne 2:30, turiu 2:30, bet žinant visą tvarką, tai manau apie 2:30 greičiausiai aš išsikrausiu. Apie 2:30 vėliausiai 3. O klausimas, ką žinau, greičiausiai ką mandarinas, ką daugiau. Oi. Pasėmiau knygą. Šiandien atvyko iš Lietuvos siuntinuks pusseserė idėja. Nes čia Švedijoje buvo tik švedų kalbos, anglų kalbos Amazonėje buvo. Galvoju, ką man skaityti, laužyti galvą dar, galvoti smarkiai, jeigu galiu tiesiog skaityti ir įsisavinti viską, kas parašyta. Paskui parodysiu knygutę jums. Dabar ką? Šaunam. Reikia video įkelti. Šiandien trečiadienis. Atsikėliau, staigiai padariau tas video. Trumps video, tai užtrukau su įkelimu, su visko ten. Nu kiek pasidėjau prie kompo, 45 minutės gal, tai super. Nes tie ilgi video užėm laiką. Tiek nufilmuoti, tiek įkelti. Tai tie trumpi kartais visai smagiai. Ant greitųjų. Užtikrinta žalgiriečių pergalė, pradedant nuo geros gynybos su labai gerų pataikymų, gerų puolimų, gerų kamulio dalymus ir ką daryti su pergalė. Su pergalė, Tomai? Taip, antra pergalė iš eilės išvykoje, kągi laukiam dabar penktadienio ir dar vienos pergalės prieš Filibrano Asvelį. Taip, antra iš eilės išvykoje, trečia iš eilės Eurolygoje. Nu neblogai, ką? Pratempė man čia vakariuko žalgiris. -2. Kelis biškelį čia toks pasidarė geresnis, nes kai buvau sustojęs pusiaukelėje Odešioge, tai 0 buvo ir ganėtinai slidu buvo. Apie kokį 50 km tikrai keliuks buvo ne kažką. Aišku, variau pilnų gazų, bet nebuvau užtikrins gerų sukibimų. Bet niekada snausti. Kol kas kelias neblogs. Prognozė žiūrėjau iki Borlingės panaši temperatūra turėtų laikytis. Tai netgi gal ir nusausės paskui kelis. O rytoj po pertraukos rodo daug sniego. Bet pakeliu į link namų į pietus vėl +6, +5, +6 lietus. Tai nežinau, rytoj gal kokia valandikė bus sniego jaučiu. +-. A paskui viskas pagerės. Dar liko beveik 3 valandikės važiavimą. Važiuojam smarkiai su dideliu laiko, kaip sakant, pliusu, tai be streso. Nuvažiuosim į vietą, bandysim išsikrauti anksčiau. Jeigu neis išsikrauti anksčiau, eisim diržus susitvarkyti, nes užvakar, vakar, užvakar pasėmiau darbę porą dėžių, bet lyjo čia tie orai tokie, kažkaip nebuvo noro. Tai gal šią naktį susitvarkysiu, bus matyti.
sprendims priimts. Jau čia važiuojant žiau orus, dabar ir jūs matėt, nelabai jie keičias. Borlangiai rodo, kad snigs visą dieną. Dabar tokius kelios naigikės atrodo sukinėjusio. Tai čia atvažiavęs. Jau miegs ėmė toks, galvoju, išsikrausiu. Jeigu dabar išsikrausiu anksčiau, einu gulti dzin, bus kaip bus. Bet paskambinau, išgirdau moterišką balsą. Galvoju, viskas čia aišku. Sakau, su tuo kitokiu išsikrovimu jau esu vietoj. Jo, gerai. Galvoju, viskas čia su jums aišku. Užsistačiau žadintuvą, kada reikia išsikrauti, viskas. Faktas, kad nieks neskambina. Tai pasidariau pertrauką, viską. Tai dar turiu virš valandikės važiuoti. Tai nusnaudžiau jėgos snaudulę išvertusi power napą, ne? Tai priėmiau sprendimą, kada aišku, 4 ryto ir dabar būtų gal eit miegoti kaip geriau, bet pagalvojau, prie Biltemo stebirtas plikledis, ten mašiną parkuotis sudėtinga ir plus pradės snikt. Tai galvoju, gal aš tada tą gerą valandikę pasileidu į apačią, kaip koks pasileidelis. Nueisiu miegoti prieš 6, bet rytoj man bebus likę iki Orebro. Valandą laiko, galim sakyti. Ir mažiau šlapdribos gal būsiu gavęs, gal kažkiek ten irgi snigs, bet valandą būsiu nusiėmęs sniegą ir stresą. Miego dabar kaip ir nenoriu, nes, kaip minėjau, pasnaudžiau, plus sušalau, kol išsikroju. O ką nervuojas, tos 2 moteriškos, anos ten, čia krauk, čia tarp šitos. Aš atsileidęs susikrautinėjau. Galvoju, nepatink, gali pačias išsikrauti. Tai netvėrė mano lėtumo, kibo vieną už kariuko rankenos ir pati pradėjo irgi išsikraudinėti. Kokio šaunuolės. Ten kažkokios įdomios. Man toks jausmas, kada nors piktos yra ant vyrų, jeigu jūs suprantat, ką aš turiu omeny. Ne ta prasme, kad pykstant savo vyrų, bet jos, man atrodo, tiesiog pykstant vyrų. Nes jau, man atrodo, tokias, keistas fizionomijas. Iš akių, man atrodo, taip nuskaityti, iš akių matos. Kažkas ne taip. Kur varau, miegoti varau ten pat, kur kažkada su dronu skraidėm. Kur ir tualetą, ir kur atsiprausti ir viską. Tai kaip į nieką visai. Kurs pabringa. 17,74 dyzelis, benzin 17,29. Per kroną, tupti viršų. Jūs nebijotumėt taip miegoti? Miške. Nieko nėra aplinkui. Ką? Kaip sako, bijai miegoti miške, keisk darbą. Nes čia taip gaunas. Tu žaltis. Pravažiavo kažkas. Užsirakino mašiną. Namai namučiai šiai dienai bus. Jau atsitraukiau. Susitvarkiau, reikia skalaut gal. Va mano knyga, įsivaizduojat. Tai dabar super. Atsikelsiu, nereiks, kaip sakant, iškart imti telefoną įblūdyti. Įsijungi savo šviesikę va čia. Bupt, apsisuki. Ir paskaitai knygą. Ane? Wim Hofa, Iceman. Ledo žmogus.
ne vieno universiteto ir ne vieno mokslininko ištirta ir įrodyta, kad jo būdai veiksmingi. Ne šiaip sau koks apsišaukėlis, dabar čia kada žiūrėjau. Kai šiandien ir trečiadienis. Tai sekmadienį kildams redakcija ir toksai puslapis kanalas YouTube'ai, tai ten žiūrėjau apie tą jogos mokytoją. Eina savo. Nežinau. Taip žmonės ramiai išneko, čia ta. Kokia ten policija? Nuvažiavai, pasigavai viskas. Padarai savo tiesą ir savo, kaip sakant, teismo, kaip čia be pavadinti. Policijos ten nuteisė, nenuteisė. Na. Tokius iškrypelius reik nubausti. Tai dabar kaip tik čia klausiaus važiuodams paryčiais vėl tie patys naują podcastą, tai ten irgi apie tą patį pasakoja. Ja, turi žinoti žmonės. Kuo daugiau, to geriau. Nes tie mokiniai matyt priraportina, tai trin vis lauk ten tą video iš to kanalo redakcijas, nu bet nieko. Kaip sakant, svarbu kalbėti apie tai garsiai. Jo, 5:30 ryto, šaunu miegoti. Orus žiūrėjau, tai parodysiu ir jums. Orus žiūrėjau, tai gerai, kad čia paužiau į apačią. Man iki vietos gaunas 77 km į va, ką rodo. Kad tuoj pradės snigt čia nedaug, bet iki kol mes važiuosim, mes pajudėsim apie 2:30 po pietų, tai manau, kad pasnigs. Iki Orebro mums čia 77 km, Orebro jau kai nuvažiuosim bus po 4, apie 4+3, tai nebesnigs, o lys. Tai, kaip sakant, ta valandikė man čia nieko nekainavo, nes miegs dabar atrodo kaip neina, atsiprausiau. Pavalgiau pusryčius su muštiniu, su vištienos paštetu, atsigersiu arbatas į šaunį lovą. Kiek pamėgaus tiek. Atsikėlis, paskaitysiu knygą, vėl gal užmigsiu. Paskui reiks eiti ant soliukų, biškį prasijudinti, pasportuoti. Rimtai, tada papasakosiu jums apie daktarus. Pasakojau, neapžinojau. Nežinau, ką pasakau, ko nepasakojau. Kažkaip šią savaitę tingiu kažką pasakoti, tingiu kažką kalbėti. Daug minčių, daug visokių planų galvoje, tai net nežinau, ką čia daryti reiks. Ryts už vakarą protingesnis. Nors jau ryts, bet man da tebe vakars, tai einu pamiegoti. Atsikelsiu ryte, kai visiems kitiems žmonėms bus jau vakars. Kažkaip taip. Čiau. Nu, ką mums atnešė ši diena? Dabar galvoju, gerai, kad pavažiavom į pietus, valandikę gerą, nes matot, dabar jau šlapdriba ir matos asfaltas, bet prieš tai, kai atsikėliau, tai buvo balta, bet dabar, kiek suprantu, lyn liktais jo, nežinau, nors toks. Bet sprendims neblogs buvo pasirinkts. Po pirmos 5. Reikia elgtis, tvarkytis, pavalgyti. Tada į tenais bandyti po to stogelį biškį prasijudinti, ką?
Kaip gražiai tie lapukai, vos nepasakiau, lašiukai. Nuo stogo tirps sniegs. Įvažiuoju pabiškį. Padariau savo trigubą 100, 100 pritupimų, 100 spaudimų į 100, net nežinau kaip pavadinti, lygiagrečių imitacija kažkoks tokia, ne? Tas toksai. Bet jaučias, kad dirba ir pečiai kažkiek, ir tricepsas, nu vienu žodžiu. Patink man tas pratimuks. Ant sniego atsispaudimai taip įdomiai, savo visas suprakaitau šiek tiek net. Mes laukia apie +1, tokia šlapia, bjauri. Vėjas. Neužilgo pradėsiu, neužilgo 2:30. Plans toks. Važiuoti iki Orebro. Pasikrauti 42 paletės šaldytas. Taip gal geriau, ne? Tada važiuoti tiesiai į Helsingborgą, į terminalą Norbergo. Ten jau lauks manęs vairuotojas, ant man padės išsikrauti. Ir vadybininkas nesakė, turi ar dar kažką parašė, jeigu norėsi ir galėsi, padėk tam vairuotojui pasikrauti klimatą. Tada pasižiūrėjau, ten tur irgi reisai iš klimato pasikrovimą ir rytoj 11 ryto išsikrovims. Tai aš taip primečiau, kad anam taip paskubom nuvažiuoti ir laikus pėtis 2 nakties turi išvažiuoti iš Helsingborgo. Kas mano vyra labai normalu ir tikėtina, nes aš taip primečiau apie 4 būsiu Orebro, jeigu viskas gerai, 5. Tikiuos 5 išvažiuoti, tai apie vidurnaktį Helsingborgė. Dviesi kiek ten truksim pakrauti, maksimum tas 2 valandas, tai ant 2 nakties bet kokiu atveju išvažiuos. Kas ir gerai. Persiprašau. Mašinos dabar nesivaliau, nes taip temst. Tai iki paskutinės akimirkos beveik pragulinėjau, prasilsėjau. Miego daug nebuvo. Išmiegojau grubiai galim sakyti nuo 6 ryto iki 11. O paskui toks bimbam čia knygą bandžiau skaityti. Kažkaip nepatogiai atsigulus ir plus šitos šviesos mažai ganėtinai buvo. Laukia normaliai net neprašvito šiandien, tai toks. Nu į tiek žinių. Grįžti. Šitos sniegiuko turėtų nelikti už valandikės. Rodo lietų, tik tiesiog visą kelią ir namuose ir visur. Tai gerai. Grįšiu iš Eiginės ir darbą pagal viską per kūčias. 23, ne kas gaunasi, ne 24. Jo, kitą antrąjį 24 darbą. 24, 25, 26, 27. Tad porą laisvų per visus naujus dirbti. 33, 1, 2. Buvo. Neblogai. Enso. Norėčiau jėgos atsijungimo power nap, ar kaip čia? Kaip ir lietuvių kalbą išverti gerai. Naktį kažkaip sakiau, užmiršau. Nu, rock'n'rolls. Oba. Šlapis sniegas, +1. Bet kelias neblogs atrodo. Kol kas. Nieka čia baisaus. Lygiai 2:30 dabar ir. Per kamerą atrodo šviesiai, bet už pusvalandžio bus tamsu. Kaip įsakiau, valandikė praėjo, sniego neliko. Atvažiavau čia, tas mašinas visas pamačiau, blembački galvoju, jau čia bus laukimo. Bet, sako, 5-6 rampa. Kas labai maloniai nuteikė. Čia tie lauk. Stumkis, drąsiau, nebijok.
Sakė, čia tuščia prie tų rampų. Čia kažką kasiniai griauna. Darau. Bachuriukai. 5-6. O, kaip gerai. Tos 2 randelės. Manau, kad nereiks krautis tų šaldytų, nes dabar atvariau, priekabą prisistūmiau, viską. Šaldytuvai pajungti jau 2 valandas, o priekabai vis dar +3. Tiesiog variklis dirbė, temperatūra nekrenta. Tai paskambinau vadybininkui, sakau, nežinau, sakau, čia tikrint temperatūrą. Sakau, mašina vis gerai, sakau, priekabą, sakau, manęs nepraleidai. Tai sakau, pradėti krautis, ar nepradėti, tai sak, palauk. Tai dabar net nepradedu krautis, gal net nereiks krautis, gal kažką pakeis, nežinau, bus matyti, ką ne čia sugalvosi. Vadybininkas suskambino, sako, pasikrauk mašiną, 18 palečių, o likusią, sako, surasiu, kas paimti. Kas visai super, operatyviai. Įdomiai mastai daro. Tu išvažiuos papasakosiu. Paskrovau tą mašiną, priekabą tuščio paliko. Dabar atsidėjau mašiną, telefonį susitvarkiau, ką paskrovau. Tas kitas paletės anuliavo. Bet tam žmogui į viršų vežti, kaip minėjau, klimats, daržovės tos, mandarinai greičiausiai. Bet atgalinis krovinys anam bus gausis, kas čia po ryte, rytoj naktį, kada čia grįžinės. Anam vėl čia reiks atvažiuoti krautis, šaldytas, paletės, pilnas krovinys. Tai ant kažkur nebent pakeliu į servizą užsuks, ar kaip ant čia darys, ką ne čia galvoja, aš nežinau. Neveiktas, nešalda priekaba. Jeigu netvarkysi, patigi nesusitvarkysi. O čia viskas tuomi pasireišk, kad pas mane, pavyzdžiui, mašina ir -3000 iki servizo. Nėra laiko, sak, nėra laiko, nėra laiko. Taip pat visi tie šaldytuvai ant priekabos. Ten servizas galvojat, kas nors daro. Kai jau sugent neveikt, tad nuvažiuoji, pakeit kokį tepaliuką, aptvarką, biš pakrapšto į varyk toliau. Neveik paskui, nesau kaip čia bus pilnas kelnes, kas dabar krausis. Didelė firma ir gal džiaugtis, kad gal taip laviruoti, kai daugybė mašinų važiuoja. 5. Nu, dabar ką atsileidęs. Iki vidurnakčio parsirasti. Išsikrauta šaldytas paletės iš mašinos, žiūrėti palei situaciją. Ar reiks padėti kolegai, nereiks. Matysim, man dar nieks neskambina. Neklausia, kada grįšiu, bet 12 galim sakyti. Prie gero noro galėčiau šiek tiek pasiskubinti, bet man už valandas moka ne už skubėjimą. Kuo mažiau dirbti, kuo daugiau pasiimti. Ateit paskutiniam, išeit pirmam, visas. Džiauguos, kad tik mašiną reikėjo krautis. Mažiau išsikrauti bus.
Parskridau į Helsingborgą, kaip jis sakiau, ant vidurnakčio, be 10-12. Susiskambinau su to žmogum, sakau, jeigu nori, priekabą aš tau palieku klimate, tu kraukis, aš tau varu, iškrausiu tą šaldytą mašiną, atituštinsiu, grįšiu, kol išsimsiu daiktus, kol ką, persidėsiu į lengvikę, tu būsi jau, o Jėzus Marija, pasikruovęs. Okei, sako. Tai gerai, nes jam laiko ir 11 valandą jam iškrovims, tai iš čia gali išvažiuoti antrą nakties ir nuvažiuos. Bet fakts, kaip ir aš, kaip ir visi kiti, smagu turėti ekstra laiko, žiemą, plus naktį. Ar lėčiau važiuoti, ar tiesiog sustoti, pasnaust pusvalanduką, jeigu mėgsau jam. Tai varom dabar iki terminalo, greit išmėsim. Tas 18 palečių duonos, ten tų sasiskų, hodoginės tos bulkutės. O, kiek kiaušinio, ne? Kiaušinių mafijai užtektų. Eina savo. Šaldiklis ir čia už galo, į ten tos rožalios. Žali vartai. Tai čia užtruksiu, kol suvežiuosiu. Nu, o ką darysiu? Pusvalanduks viskas. Turiu dabar labai gerą jums palyginimą. Kas norit įsivaizduoti, kaip aš jaučiuos Toyota Starlete. Žymiai patogiau negu Citroen, koks ir Citroen Jumpy, kas čia, nu kaip Peugeot partneris tas. Tai čia aš jaučiuos ne taip patogiai, pas save Toyotėliai labiau galiu sėdynę atsilenkti. Ir kelienai tiek smarkiai nėra sulenkti kaip čia. Čia dabar maksimum viskas padaryta, bet sėdu kaip iššoks. Oi, nu, susikeitėm su kolega. Be 11 antais mūsų mašinėlė, matot, išjud. Va čia ir naktinis darbas, ant dabar žmogus išvaro į Borlangį. Tai grubiai, jeigu nestuos niekur pasnaust nieką, tai ant apie 10 ryto bus Borlangiai. Aš jau būsiu su dukryte į pusryčius pavalgęs, į kažkokius reikalus pradės tvarkyti. Tai va. Ir kaip pavyzdys su šitą važiavimą dabar su lengvikė iki bazės sumok, jeigu kas nors galvojat, kad nesumok. Ir aš, kad važiavai ir dirbai nuo tada iki tada, tą į tą. Nežinau, čia svarbu, nesvarbu, bet tiesiog dėl informacijos bendros. Valandų šiandien nedaug, nes į darbą nebuvo daug. Tai man čia gausi, nežinau, 10 gal valandikių. Vakar 13, šiandien 10. Nu ir pats tas. O kų čia išspausi. Galėjau tampytis, manevruotis, bet kartais reikia pagalvoti ir apie kitą žmogų. Ypač apie kolegą, kuriam teks visą naktį važiuoti. Tai jis irgi apsidžiaugia žmogus. Su gerų laikų išvarau. Sakau, jo, turėsi ekstra laiką, jau ką. Nes ir durnių, aišku, ką mėgsims, o ekstra valandikę turėti, tai pasakai. Ir pusiaukelę pasiekiai, padarai pertraukėlę, važiuoji, nori sustoji, biškėlį numigai, davažiavai atsipūtis. Kaip sakant. Tiek žinių. Leku namo. Iki bazės pastatyti tą kalakutą. Stiesti kapsulę, iššaut namiai. Čiau visiems. Antras video kažkoks toks. Ne kaip visi, ne? Iki.